Ką randam paskutiniam stalčiuje? O, va, skirtukai ir rankinė. Galima sukti arba iš šitos pusės, aišku, jau iš šitos nesisuks, nes laikiklis yra rankšluostukų, tai suksiu iš štai šitos pusės. O kaip laikikliai, laikikliai kas čia. Čia dar vat yra, žodžiu, yra taip. Šitas prie komplekto neįsiskaito, papildomai pirkau. Šitą papildomai pirkau. Šitą taipogi papildomai pirkau. Va šitas įsiskaičiuoja į komplektėlį. Tai vat galima jį pasidėti vat net šičia. O smulkiem daikčiukam. Pum pum. Čia vienas šitas. Šitą papildomai, nu, žodžiu, išgvildena, manau. Vežimuką. Išpildo, tiksliau, neišgvildena. Ir kas čia? Nu, kas čia? Ai, skirtukai. O, bliam, kai gerai. Kur čia pasidėtusi? Skirtumo nėra. Va taip, vadinasi. Opa. Geras. Galiu susiskirstyti. Kaip tik tai nori. Ir čia kažin vis kiekvieno stalčio šitas. Jo, kiekvieno stalčio šitas yra. Ir gali susiskirstyti. Kaip nori ir kiek nori. Net ir ant šito yra, oba. Nu, tobulą. Tai va. Puošni spintelė su kiekvienu rakinamu stalčiu. Norint atrakinti stalčių reikia paspausti va šitą svirtelę. Bet tikrai nustebino, kad yra šitie. Gali susigraduoti kiek nori. Aišku, kad nesidaužytų, reiks kilimėlius įsipjauti. Bet čia kaip sakau, kaip čia kimba dar. Bet čia kai sakau, ateiti į keramiką. Kaip aš sakau, žingsnis po žingsnio reikia Amerikės. Žingsnis po žingsnio reikia svajonės. Kol kas tiek. Vidinėje dalyje, priešingoje nei stalčiai, yra va tokia sienelė. Ir yra dar, jeigu norite, papildomai kabliukai. Tai va, paaukšt. Va, įsispaudžia kabliukas.
Ir kad jisai neiškristų, dar prisisuka viršteliu. Tai va, 2 tipų kabliukus priėmiau. Nenorėjau, kad jie būtų per ilgi, nes, kad neįsikištų ties šita vieta. Tai va, tokio pasiėmiau tipo ilgio. Tai va, kad neįsikištų. Nes jei įsikištų, jeigu prie sienos priglausi, neįmanoma bus priglausti. Tai pasiėmiau kol kas kelis, o po to pasižiūrėsiu, kaip čia atrodys jie. Tai va, vieno tipo kabliukus pasiėmiau ir kito tipo. Tai vieno tokio tipo kabliukai, kiti kitokio tipo. Tokį ir tokį. Na, vienos rūšies diskelį, kitos. Tai puk, gražiai susikabės ir nenukrenta. Nors nei nuo vieno, nei nuo kito nenukrenta. Tai kiek čia jų telpa, nemažai. Tai va, tokiu principu susidėliosiu ir vidinę sienelę. Sveiki dar kartelį. Čia jau nežinau, kelinta diena. Net nepasakysiu kelinta, bet jau kelinta. Žiūrėkit, ką turiu. Iš tolimosios Kinijos atkeliavę daikčiukai. Viena metalinė spintelė. Tai viena metalinė spintelė. Ir 2 metalinės spintelės. Garažai. Tai va. Jau va šitas beveik prištampuotas. Norėjau sakyti, pridėliotas visko. Va. Va, kaip gražiai susidėstau viską. Bandau viską įsivalyti, įsišvarint, susireikiuot, įsimėtyt. Žodžiu, va, baras svečiams, elektros instaliacija, muzikėlė. 15-17 nuolaidos Akropolyje. O, Akropolyje, nemokė. Šitų pinigėlių reklamos nebus. Tai va. Tai bandau truputėlį dėliotis planus. Dėliotis prioritetus ir siekti savo svajonės. Svajonė nėra baldai. Nors gražus, fainus garažas yra tikrai wow, nuostabu. Tai gal kažkada ir bus. Tačiau dabar mini dirbtuvės ilsisi. Kol jos ilsisi, aš pamėginsiu su kitomis dirbtuvėmis, nes tas mini dirbtuvių projektas atrodė man mini, bet mano piniginiai pasirodė ne mini, o maxi. Tai dabar tenka bazuoti šitose, tai jau čia mini dirbtuvės. Kur spintelę pirkau? Depo parduotuvėje. Tai va, instrukcija surinkimo. Pasirinkau firmą štai va tokią. O čia iš komplekto šitą spintelį, bet aš ėmiau tik pačią mažiausią spintelę. Komplektas štai atrodo štai taip. Pogiai yra ir va tokių sienelių, žodžiu. Galima susidėti visą garažo komplektą. Nuostabiai pragalvota, pražiūrėti visi šitie niuansai. O, dar yra ir kabliukų, fain. Tai va, dar šitos neišmėsiu. O ką gali prireikti. Ką dabar mes randame šitame? Tai randu
1, 2, 3, 4, 5, 6 kabliukus. 2 raktelius. Instrukcija. O, net ir varžtelių. Prikabinti į sieną. Krūvą. Patys laikikliukai. Spintelės. 1, 2 lentynėlės. Korpusinė lentyna. Tada! Na va. Kaip aš vertinu šitą spintutę? Nu, kaip tokia kaina. Tai sakyčiau, tikrai neblogai vertinu. Čia gal šitą turėjo būti čia. Ar čia? Nu, nesvarbu. Aišku, neturiu įsitiesinti, nes biški tokia, nu, bum, bum, bum. Bet, vat, 6 kabliukai. 2 lentynėlės. Tai va, 1, 2, 3. Raktelis. Rakinasi. Nu, viskas. Ar žinot, kam aš čia apdaužimų, tai jo yra. Transportavimo, va, tokie sudaužimai. A, bet čia vidinė pusė. Šitie sudaužimai, matomai, kaip vežė sunkvežimėje. Prisimėto visokių. Neprisimėto, bet prisi. Ar išmikčiosiu Giedriūno žodį. Prisitrina veždamas, tai jo. Kur šitą kabinam? Dar neaišku, kur aš jį kabinsiu. Bet žinau tai, kad aš jį naudosiu. Norėjau iš pradžių diskeliam. Bet ne diskeliam, jisai yra pergležnas aparačiukas. Tai manau bus sudėtos visos mano turimos lemputės. Tai va, darysiu lempučių stenduką. O, kaip tik sudėt viskas. Pum. Tokios visos lemputės pamatė, kur stovi. Ir susidėjai. Aišku, čia lemputėm tai neypatingai tokias, bet bus gerai. Tai va. Viskas dėl tvarkingumo. Tada! Kur aš ją kabinsiu? Dar nežinau. Bet žinau, kad instrukcijos jau nebereiks. Šitie 2 įsukimai ir pritvirtinimai spintelės. Liuksiškas reikalas. Kol kas netvirtinu, tai ir nereikia. Iš karto susitvarkau jovalą, nes žinau, kaip yra. Labai svarbu organizuotumas. Turi būti organizuotai viskas sudėta. Nes jeigu neorganizuotai susidedi, tai tada taip ir nerandi nieko. Ir gyveni bardake. Stengsiuosi bardaką išgyvendinti į savo jau dabar skaitosi mikro dirbti. Šitą spintelę palikti kitam video, šitam. Jos 2 vienodos. Kitam
jau vėlu, tai atgalk į kambarį. Ne, erzinamis šitam video. Sudorosim ją, kad nebūtų jam piktumo ar pykčių, kad aš neparodžiu. O, taipogi ta pati firma, kaip ir prieš tai buvusios spintelės. Aišku, ši spintelė šiek tiek, nu ne šiek tiek, gerokai brangesnė. Dvigubai. Ne dvigubai, 3 kartus brangesnės. Tos spintelės, tačiau aš norėjau, o ir rakteliai jau mandresni. Norėjau kokybiškų, gražių spintučių. Vat iš irgi tokio komplekto. Tai va štai šitos spintelės. Dvi perkant buvo pigiau ant 35 ar 25 eurasikų. O, kokie rakteliai faini. Rakteliai, rakčeliukai. Jau čia kas yra, galiu pasakyti, ten lygus dažymas, o čia jau toks grublėtas, miltelinis. Ir gal skardos tokios rimtesnės. Nenaudota intarpai, dėl to jos ir susikraipo. Nereikia pradanginti instrukcijų. Va, kas norės nusipirkti tokias spinteles, tai vat yra. O, jau čia įsipakuoja va štai lentynos. Na, supratau, dėl ko čia tiek kartų brangesnės jos. Tai visą laiką man gaunasi aukštyn galvą. Na, supratau, kodėl čia 14 kartų šitos spintelės brangesnės. Kad jos ir kokybiškesnės 14 kartų. Nu ką, atsidaryk sezamai. O, su magnetėliais. Op. Pala, kam šitas? Pala, ne. Kas čia? Ai, čia yra stūvas. O spintelė tai va tokia. Ar ne? Palauk. Gal susimoviau. Be instrukcijos. Ai, ne. Čia užsikabina. Čia yra iš kitos pusės stovas. O, užsikabina. Lentynėlės fainos. Nu, duža faina. Tadam! Magnetukai tokie prisiosiški. Nu, super, vyručiai. Tai va, tokie mano pirkinukai. 2 tokios spintelės. Kažkur kabinsis va šičia. Ir 1 oranžinė. Raudona ar kokia. Tai va, pinigėlių išleista. Bet, kaip sakau, reikia pildyti svajonės. Pačios svajonės neįsipildys, jas reikia išpildyti. Galvojau, reikia nusipirkti. Nėra labai skubu, nėra pirmo būtinumo prekė, bet galvojau, reikia nusipirkti. Tiesa, manęs šita firma neremia. Tai paskutinį
Na, žodžiu, reiks nupjauti, bet tokių nakleikų nebus pas mane. Gali būt va kaip ir šičia. Va, Giedrys, YouTube. O visa kita nereikia ir nebūtina. Tai va. Kaip sakau, garaže seniai buvom susitikę, bet taip jau, kaip aš sakau, neprastai mes čia pasibuvom. Bet rimtai susirakino tos spintukės, tokios kampukai, tokie, nu, pagarba. Aišku, ir kaina nepigi. Va, susikabino su kampučiais, su visku. Ir dar kas, kaip va šitos lentynos irgi susidės, va. Tai irgi dar susikabins. Va, su siena, tai viską, tai bus tikrai ir man toks dažymas, toks gurblėtumas, labai klasiškas. Nu, va. Tai šitą reiks gal parduoti. Ne, šitą ir neparduosiu. Gal tegul stovi spintelį. Valgyt gal neprašo, gal jei ir prašys, tai negaus valgyti. Tai dar nesugalvojau, bet tikslas buvo čia tą spintelę susimontuoti. Tai va. Kas suteikia grožio ir tokio solidumo garažui. Bet viskas kainuoja nemažus pinigus. Tai va. Gerai, chebrantai. Iki kitų video. Susimatysim kitam video ar epizode. O jeigu pažiūrėjai iki galo, patinka mano veiklos, tai būtinai uždėk laiką, pasidalink su chebra mano video. Ir jeigu nori ir gali, prisidėk į Contribui. Kuo man labiau seksis, tuo daugiau ir geresnių video galėsiu parodyti tau. Iki.